Sveiki, su jumis ir vėl Starfish Academy idėjų rubrika, kurioje mes daliname savo verslo veiklos užkulisiais ir taip pat suteikėme praktinių patarimų, kurie gali būti naudingi ir jūsų verslo arba investavimo veiklose. Šiandien norėčiau pakalbėti apie trumpalaikę nuomą ir keletą idėjų, kurios gali padėti jums šią nuomą padaryti pelningesnę arba taip pat mažiau streso bei energijos išeikvoti tos nuomos administravimui. Pirmas dalykas, į ką vertėtų atkreipti dėmesį, tas pats kaip ir ilgalaikėje nuomoje, yra žinoma pagalvoti apie tai, kasgi yra jūsų tiksliniai klientai, kurie atvažiuos nuomotis jūsų trumpalaikės nuomos būsto iš kitų šalių arba galbūt ir iš kitų Lietuvos miestų. Ir ko gero sutiksite, kad yra skirtumas poreikių ir vietos netgi paties būto, ar tai yra turistai, ar tai yra žmonės, pavyzdžiui, atvykstantis verslo reikalais, nes jiems gali būti aktualu, kad būstas būtų šalia vietos, kur jie turės pagrindinius verslo susitikimus ir tai nebūtinai yra centras. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Erasmuso studentai, kurie atvyksta į Lietuvą mainais, vėlgi turi kitokių poreikių, kad tai būtų arčiau jų studijų vietų ir vėlgi tai nebūtinai gali būti miesto centras. Tad tikslinės grupės nusistatymas gali padėti jums išsiskirti iš kitų benuomojančių trumpalaikį nuomai, kadangi tai jūs galite akcentuoti taip pat ir savo skelbimuose ir taip išsiskirti iš kitų būtų Airbnb, Bookingo ar kitose platformose. Antras dalykas, į ką vertėtų taip pat atkreipti dėmesį, tai yra optimizavimas bendravimo jūsų ir nuomininkų. Kas tai darys? Ar tai darysite jūs, ar tai darys kažkoks jūsų pavestas žmogus, galbūt pavesti nuomos administravimą kitam žmogui, o galbūt naudosite automatizuotus sprendimus, kurių tikrai irgi yra ne vienas ir ne du, kuriuos galite automatizuoti ne tik tais patį nuomininko rezervacijos patvirtinimą, bet ir taip pat žinutes, kurios bus siunčiamos jam tam tikrais nustatytais intervalais, kaip pavyzdžiui pasiteiravimas apie tai, kaip jam sekasi bute, lygiai taip pat padėka už tai, kad jis apsistojo pas jūs ir kiti elementai, kuriuos jūs galite nustatyti. Ir taip pat trečias dalykas, tai yra, kaip jūs reguliuosite savo trumpalaikės nuomos būsto kainas. Jeigu tai bus statinės kainos nustatytos visą laiką tokios pačios, jūs tikrai uždirbsite gerokai mažiau negu tie žmonės, kurie tas kainas reguliuoja pagal paklausą, pagal laiko kažkokią tais metą, pagal sezoniškumą, pagal šventes. Ir vėlgi, tą galite daryti rankiniu būdu arba pasitelkti automatizuotus sprendimus, kurie automatiškai pagal jūsų nustatytą strategiją, tam tikrus parametrus, koreguos jūsų skelbimų kainas, jas padidindami arba pamažindami. Taigi, tiksliniai klientai, kurie atvyksta pas jūs ir padeda jums išsiskirti iš kitų skelbimų, lygiai taip pat jūsų bendravimo su nuomininkais automatizavimas ir kainų reguliavimas yra trys dalykai, kurie gali padėti jums eikvoti mažiau laiko trumpalaikiai nuomai ir taip pat daryti ją pelningesnę. Jeigu jums įdomus Starfish Academy idėjų rubrikos video ir kiti, galite juos visą laiką rasti mūsų YouTube kanale ir taip pat mūsų Facebooko paskyroje. Tad jeigu norite jo žiūrėti, tiesiog sekite mūsų šiuose kanaluose, o aš susitiksiu su jumis kito video metu. Jeigu jums yra aktualios temos, kurias girdite mane kalbančiose video, jeigu jūs ieškote bendruomenės, kurioje galėtumėte ne tik tais mokytis, bet taip pat dalintis patirtimi ir imtis veiksmų, bendrų veiksmų tame tarpe, kurie padėtų jums kurti jūsų pasyvias pajamas iš verslo arba investavimo, aš kviečiu jūs pasidomėti Starfish Academy vidiniu ratu. Apie tai informaciją galite rasti svetainėje starfishacademy.lt, paspaudę meniu punktą vidinis ratas ir ten bus detaliai parašyta, kaip į jį patenkama, ką mes jame veikiame ir kokios naudos yra būnant vidinio rato nariu. Be viso to, jeigu jums aktualios kažkokios tai konkrečios temos, kuriuose norite įgyti daugiau žinių, taip pat mūsų svetainė starfishacademy.lt, jūs galite pasidomėti mūsų gyvais arba online mokymais skirtingomis temomis, tokius kaip investavimo į vertybinius popierius, nekilnojamą turtą, asmeninių finansų valdymą, laiko planavimą ar kitos temos, kurios gali būti jums aktualios jūsų versle arba investavimo veikloje. Na, o jeigu jūs norite mano asmeninės konsultacijos, tuomet tiesiog parašykite Starfish Academy Lietuva Facebooko puslapyje žinutę apie tai ir mes suderinsime su jumis laiką, temą ir sąlygas, kaip galėtume tai padaryti.